Grazie. Grazie onorevole Mazzoni, la parola onorevole Morchiuneit. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, kadangi jame labai tiksliai įvardinamos problemos, su kuriomis susiduriama vykdant sanglaudos fondo finansuojamus projektus, bei taip pat tų problemų sprendimo būdai yra nurodomi. Visų pirma, tai sudėtingos finansinių instrumentų taikymo taisyklės ir būtinybė jas supaprastinti, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės ypatumus. Antra, būtinybė geresnė visų fondų, tai yra regioninės plėtros, sanglaudos, socialinio žemės ūkio, tarpusavio sąveika ir tarpusavio papildomumas bei lankstumas. To reikia siekiant palengvinti integruotų projektų finansavimą. Pavyzdžiui, kryžminio finansavimo potencialu iki šiol nėra visapusiškai pasinaudojama. Trečia, komisija ir valstybės narės pirmenybę turi teikti integruotam požiūriui į vietos ir regioninės plėtros projektus, skatinant vietos iniciatyvas iš apačios į viršų. O taip pat užtikrinti, kad būtų sudaroma galimybė finansuoti kuo daugiau smulkių bei individualių projektų. Tikiuosi, jog Europos parlamento nuomonė šįsyk bus išgirsta, o į jo pasiūlymus atsižvelgta taip paskatinant spartesnį sanglaudos fondo lėšų įsisavinimą. Dėkui. Grazie. Adesso diamo la parola all'onorevole Harkin. Thank you, Mr. Chair. I supported this report, but there's just two issues I'd like to draw your attention to. First of all, the overcomplicated and over-strict procedures that are often involved. I have community and voluntary groups coming to me all of the time, talking about